Sveikas Viliau, taigi papasakok apie save. Iš kur esi? Kaip prasidėjo tavo kaip sportininko kelias? Kas skatino ar skatina tave žaisti futbolą? Labas, tai esu Vilius iš Kauno. Sportininko kelias prasidėjo Kaune, esu kaunietis, tai realiai visą karjerą. Jeigu kalbant apie Lietuvą ir praleidau Kaune, tai mano sportininko kelias prasidėjo kaip ir visų vaikų nuo žaidimo kieme. Tai dabar tai ir tęsiasi toliau, rungtyniauju aukščiausioj lygoje Lietuvos. O skatina žaisti futbolą, tai tiesiog norėjimas būti geriausiu ir džiaugsmas ir meilė darant tai, ką myli. Savo pirmąsias A lygos rungtynes sužaidėjai 2018 metais žaisdamas už Stumbro komandą. Ką prisimeni iš savo debiutinių rungtynių A lygoje? Šiaip galiu pasakyti, kad to debiuto labai ilgai laukiau. Teko daug varžybų keliauti taip žaidėjų ant atsarginių suolelio ir pasisekė tuo metu, kai debiutavau, kad mano komanda buvusi FC Stumbras turėjo geras varžybas, laimėjo gerų didelių rezultatų prieš Jonavos komandą. Tai treneris man suteikė šansą debiutuoti lygoje. Tai geri atsiminimai, turėjau gal apie 15 minučių, vertinau pozityviai, džiaugiuosi to. Kai buvai 18, atvykai į Portugaliją. Kokį įspūdį ir kokias pamokas išsivežei iš jos? Su kiekvienais metais, kaip galvoju apie savo tą patirtį Portugalijoje, vis galima išrinkti skirtingų pamokų. Tai man labai davė ir kaip futbolininkui, ir kaip žmogui. Ir dabar galiu labai pasimokyti iš tam tikrų įvykių, kas man ten atsitiko, ko išmokau, bet man labai tai padėjo kaip futbolininkui ir taip pat kaip žmogui. Po Portugalijos trumpam buvai grįžęs atstovauti Hegelmann komandą ir tada tavo sparnai vėl pakilo į Graikijos Kavala klubą. Kur yra geriau rungtyniauti? Graikijoje, Portugalijoje ar Lietuvoje ir kodėl? Labai taip būtų sunku išrinkti. Manau, be jokių abejonių, jeigu reiktų išrinkti aukščiausias lygas, tai būtų geriausia rungtyniauti Portugalijoje, mano nuomonė. Bet dabar labai džiaugiuosi savo etapu Lietuvoje. Labai esu laimingas būdamas Hegelmann komandoje. Esu laimingas, kad esu savo namuose, Kaune. Čia visi mano artimieji. Tai nesigailiu nei vienu savo pasirinkimu gyvenime, kalbant apie futbolininko karjerą. Buvai kviečiamas į jaunimo rinktynes, esi kviestas ir į Lietuvos vyrų nacionalinę rinktinę. Kaip susidaroji su spaudimu, kurį jauti žaisdamas profesionalų futbolą ir kaip tai paveikia tavo žaidimą? Tai išmoksti per karjerą savo su tuo spaudimu tvarkytis. Neabejonės, kaip tenka pirmą kartą žaisti tam tikrose varžybose, tai ar ten už jaunimo rinktinę, ar už nacionalinę vyrų rinktinę, jaudulys yra didesnis. Bet kaip ir įprasta sakyti futbolininkams ar sportininkams, kad tas jaudulys dingsta su pirmoju švilpuku, su pirmoju prisilietimu prie kamuolio. Tai dažniausiai tiesiog galvoji apie tai, ką gali padaryti geriausiai. Ir svarbiausia, kad po įvykusių rungtynių tu tiesiog didžiuotumei savimi ir žinotum, kad padarei viską, ką galėjai geriausiai. Po visų kelionių grįžęs į Lietuvą įsitvirtinai čia Kaune Hegelmann komandoje ir čia rungtyniauji jau 4 metai. Kodėl renkėsi šią komandą? Ką čia tokio viliojančio įžvelgi? Tai šita komanda yra arčiausiai man širdies ir esu labai patenkintas čia būdamas vien dėl komandos draugų, dėl komandos rūpinės. Taip pat esu labai gerai pažįstamas su visų trenerių kolektyvu, visų personalu. Turiu daug draugų ne tik iš žaidėjų tarpo, bet ir iš viso kolektyvo, kalbant, kas yra aplink šitą klubą. Čia man yra futbolo namai, tai aš esu čia labai laimingas vien dėl to, kad tai yra pirma komanda, kuri man suteikė didelį šansą žaisti A lygoje. Ir aš tai labai vertinu ir didžiuojuosi, kad galiu atstovauti šitas spalvas. Esi ne pirmas žaidėjas, kuris pamini, kad yra labai gera atmosfera komandoje, rūbinėje. Ar su pačia komanda draugaujate ir už aikštelės ribų? Ar išeinate kur nors visi kartu? Taip, būna įvairių susitikimų. Ir kaip ir turbūt dauguma komandų turim tuos susitikimus prieš sezoną, po sezono, vidury sezono. Taip pat leidžiam karts nuo karto
tiesiog laisvalaikį kartu, ar tai būtų tiesiog nueiti pažiūrėti kokias futbolo rungtynes, ar pažaisti kokius stalo žaidimus. Nors įsiginės, kartais pavyksta įspirti ir kokį nors vieną kitą įvartį. Ar turi savo firminį įvarčio kokį nors šokį? Ne, dar šiaip neturiu savo firminio įvarčio šventimo, bet kai pelnysiu įvartį šiemet, tikiuosi nustebinsiu žiūrovus. Lauksime. Ir klausimas pabaigai. Ką iš komandos įvertintum 10 iš 10? Arba iš personalo gali ir trenerius vertinti. Žmogų čia reikia išsirinkti. Jo, komandos narį ir personalą. Aš išsirinksiu dabar kapitoną tada, nes jisai stebina savo įvarčiais kairę koją. Tai va, kol kas tiek. Gerai, ačiū tau.